Turime Euromobilį ir mes radom labai įdomų dalyką, tai 6-vietį kemperį su alkova ir jis yra labai prabangus ir jis turi dvigubą dugną ir didelį dvigubą dugną. Tai ateikit, jis yra tik tais iki 7 metrų ilgio, jam yra 5 metai garantija. Nu ir ką, pažiūrėkim, kas čia dar tokio įdomesnio jam yra. 140 arklio galių ir čia yra Fiatas, tai čia tikrai gera kaina. Jeigu pažiūrėsit, jis labai aukštas yra. Visa esmė yra didelė dalimi čia ir žiūrėkit. Čia labai nesimato, bet jeigu pažiūrėtumėte, per visą dugną yra galima dėti daiktus. Tai ten dviračius, slides, ten tikrai labai daug vietos yra. Ir žiūrėkit, aš pamėginsiu parodyti. Aš nesu gulėjęs didesniai bagažiniai, bet čia iš tikrųjų dar galima čiužinį padėti, dar mėgamos vietos bus, jeigu reikalas yra ar kažkas. Matau, ir šildymas išvestas, čia ir motoroleriai ir viskas tilpta. Nu tikrai labai daug vietos. Nu, pirmą kartą matau tiek daug vietos. Užeiname vidų. Ir viduje mes pasitinka žmogus, kuris žiūri ir galvoja, ką daryti. Gerai, einam čia. Žiūrėkit, laiptelį yra daug. Ir įdomumas yra tame, kad vairuotojas sėdi žemiau, o šitie keleiviai, nes vairuotojas sėdi tai va šičia. Nu, sėdi standartiškai kaip Fiate. Ir čia yra toksai sprindžio didumo pakilimas, kur leidžia suformuoti dvigubą dugną. Ir tame dvigubėje dugne, žiūrėkit, galim susidėti daiktus. Čia yra didžiulės dėžės, žiūrėkit. Belia kokio dydžio. Čia tikrai 6 žmonės bus laimingi ir tikrai daiktų nėra savo. Turim alkovą su apšiltinimu, matau. Ir apšiltinimas. Nusileidžia. Ir alkova yra labai didelė. Nu, tikrai labai didelė su langais, su šiltinimu. Užuolaidėlės turim. Ir čia yra ne plastikas, kaip pigiuose modeliuose, o čia yra medžiaga ir ten toliau lygiai taip pat. Tai duoda tokio šilnumo, šiltumo, per visą stogą yra tas dalykas. Fainai yra tame, kad yra daug vietos maisto gamybai. Turim čia dar daiktams susidėti. Max 15 kg. Šiaip tai daug stalčių. 15 kg. O, čia irgi 15 kg. Čia irgi 15 kg ir dar šičia. Čia ir 15 kg. Čia mes turim dujų apsaugas. Tai va, tai... O, žiūrėk, kaip išsprendė jie. Labai smagu, kad yra tokių mažų daiktam pasidėti, mažų vietelių. Nes paprastai kemperį, kai važiuojam, tai, tai raktai, tai dar kažkas, tai mes neturim kur pasėti. O jeigu dėdi, tai vis laik dėdi tokį kokį nors didelį stalčių, kuris tai ten pasimetų. Tai čia tas dalykas yra gerai. Pažiūrėsim vieną dalyką, ar čia yra biški polinkis nugarai. Nes pas kai kurių kemperių, pas pigesnių, tos nugaros yra tiesios ir kai žmogus važiuoja, labai pavargsta iš tikrųjų. Tai čia yra polinkis, yra toks atkritimas. Tai čia labai fain. Ir tu matei, pirmą kartą matosi, aš nebuvau matęs, kad tokios klasės kemperiai būtų tokie apvadai palei visą sieną, nėra plastikas. Ir užuolaidų nebededa, tai jau nauji brandai. Tai yra jau toks, užuolaida tai jau, kaip ir atgyvena. Užuolaidos tai užuolaidos. Aš matau pagal tam tikrus dalykus, kad čia nėra ten super klasė ar kažkas tokio, čia yra tikrai vidutinė ekonominė klasė, nes matau, kad užuolaidos tokios yra, gali būti brangesnės, bet tokia klasė. Einam pažiūrėsim dar vienas dalyką. Bet matėt čia vienas ir pažiūrėkim čia dar. Čia vandens bakas, bet vandens bakas apšiltintas. Nu ir ką, žiūrim, ką mes čia turim per... Tai mes čia turim kriauklę. Turim pasidėti spintelį. Turim 220. Ir čia galima patraukti šitą ir tada mes turim. Ir tada mes galime. O dabar mes čia jau turim tikrai normaliai ir duše mes turim veidrodį. Čia pasidėti daiktams. Tikrai laikinu šitą dalyką. Lova su grotelėm. Prisimenat, pas kinetis rodžių grotelių nėra. Čia yra grotelės. Tikrai daug vietos, pasidėti daiktams. Dar mes turim spintą. Tikrai didelė. Daug tilps. Labai faina, kad šviesus. Man šviesus patinka kemperiai. Čia turim triumo boilerį ir turim dar daiktam pasidėti. Pralytuvas, kaip visą laiką, matau jau standartinis. Nieko čia kažko tai naujo. Tikrai 58 kartus jau aptarinėjau.
ir daiktam dar pasidėti. Tai mes turim tikrai gerą kemperį, su daug vietos ir su dvigubu dugnu ir su labai daug vietos daiktams susidėti. Tai čia tas, kas turi daug daiktų, jam bus labai gerai. Tikrai neras, kur galima daugiau pasidėti ir tai yra iki 7 metrų. Tai jeigu patiko, darykit taip, atvažiuokit, pažiūrėkit, įsinuomokit, pamėginkit.